Sveiki, tinklalaidėje Edgaras ir aš, Vilius, kalbinsime Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos matematikos mokytoją, Botmerio puoselėtoją Tomą tema kokį vaidmenį žmogaus gyvenime vaidina žaidimas plačiaja prasme. Sveiki. Tai kadangi žmonėms gyvenime žaidimai atlieka skirtingus vaidmenis, tai aš norėjau paklausti, kokią reikšmę žaidimai turi jūsų gyvenime ir ar įvyko koks nors pokytis nuo jų. Taip, tai manau, kad mano gyvenime labai didelę reikšmę turi žaidimas. Ir kažkaip pagalvojau, kad tiek aktyvus, tiek pasyvus. Tai aktyvus, tai tas visas bėgiojimas, gaudimas ir panašus tie visi žaidimai lauke, ten su kamoliu, be kamolio ir panašiai. O dar yra pasyvių žaidimų, kur tu tiesiog sėdi prie stalo ir žaidi kažkokius stalo žaidimus, nebūtinai šaškės, bet šiais laikais yra daug visokių kitokių žaidimų. O dėl to pokyčio, tai aš galbūt ne tiek matau, kiek aš pasikeičiau dėl žaidimų, bet kiek šiais laikais vaikai nepasikeičia dėl tų žaidimų, kurie tikrai didelę prasmę turi įvairiem, kaip čia pavadinti, augimo procesam. Nes aš pats save atsimenu, kaip ten lauke kieme, taip sakant, bėgiodavau ir ten žaisdavom visokius žaidimus. Ir kaip trūksta šiais laikais to tokio socialinio ryšio tarp vaikų ir tai iš tikrųjų daug duoda vaikam ir vėliau ir suaugusiam toks paprastas žaidimas. Paminėjote, kad žaidimai keičia vaikus. Ar galėtumėte įvardinti bent gal kokius 2 žaidimus iš savo vaikystės, kurie jums atnešė pokytį? Geras klausimas. Tai šiaip nėra, kad jų labai daug buvo, tai turbūt pagrindė yra slėpynės ir gaudynės, tie įprasti, bet paprastai daug dėmesio sulaukiantis žaidimai ir kuo daugiau, tuo fainiau yra ir tiek slėpynės padeda kartais susitarti, kai tu slėpiesi ir tada kitas ateina ir tu sakai, eik iš čia. O kodėl eik iš čia, nes išduos arba ateik, jeigu tu pasitiki tuo žmogum. Ir tokių visokių duoda mažų pamokėlių. O gaudynės tai tiesiog duoda tą tokį greitą reagavimą į situaciją, kad vis tiek ten vienas gaudo, kitas gaudo ir tada tu turi sekti patį žaidimą, neužtenka tau tik stebėti ir bėgti, jeigu tave gaudo, bet tu turi ir sekti patį žaidimą. Tai manau, kad šitie tokie paprasti, niekom neišsiskiriantys žaidimai tikrai duoda pokytį viduje. Tai ačiū labai. Tai kaip tik dabar turiu klausimą apie visą tą fizinius žaidimus. Tai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje gyvenęs olandų mokslininkas Johanas Huizingas iškėlė žaidžiančio žmogaus idėją. Tai savo veikale jis kalbėjo apie tai, kad modernizmo pradžioje sportas jau buvo nutolęs nuo kultūrinės žaidimo reikšmės, kaip ji supranta antikoje ir vėliau. Kiek jums žaidimas yra sportas? Tai labai sutinku su šiuo mokslininku, dėl to, kad sportas ir žaidimas, tarp sporto ir žaidimo nebegalima dėti lygybės, nes sportas jau tapo tiesiog kaip darbas, kaip kažkokia veikla, kurią tu užsiemi nuolatos, kurią turėtum užsimti nuolatos ir skirti labai, labai daug laiko tam, kad tapti ten profesionaliu sportininku ir tikrai gerai sportuoti. O žaidimas tai yra tiesiog laisvalaikio praleidimo būdas, tai bendravimo būdas. Tai, aš netikiu, kad šiais laikais sportas ir žaidimas gali būti tapatinami, sportuoja profesionalai, o mes tik žaidžiam. Ir šiaip aš nepritariu, pavyzdžiui, sportui nuo mažų dienų, čia kaip iš mokytojo arba, kaip paminėjo, iš Botmerio pusės. Tai nuo mažų dienų vaikai turi žaisti, judėti, o ne sportuoti. Kai ten 6 metų vaikas nueina į krepšinio treniruotę ir nuolat ten tą patį judesį kartoja, kad tikrai išmoktų ir gerai tai darytų, net negalvodamas. Ir tai jau yra sportas ir aš nepritariu tokiam mokymui vaikų, kad nuo mažų dienų kažką tai labai smarkiai kartoja. Jie turi žaisti, jie turi judėti, tam yra skirtų žaidimų, sugalvotų ir be galo daug jų yra. Tai tegul vaikai žaidžia.
nesportuoja. Sportuoti reikia paauglystėj, kai reikia varžytis, kai reikia parodyti, ką tu moki ir gali. Tai jūsų manimų, kodėl kai kurie žmonės žaidimus laiko švaistymu, o kiti mato juose prasmę? Laiko švaistymas yra, kai tu ko nors nesupranti. Ir tada sakai, tai yra nereikalinga ir ne man. Tai manau, kad dėl to ir tas požiūris nesutampa, o augančiam ir besivystančiam žmogui, vėlgi iš pedagogo pozicijos sakyčiau, kad tikrai reikia judėjimo, žaidimo ir per tą gali vaikas tikrai daug išmokti ir daug ką gyvenime paskui pasiekti vien dėl to, kad yra įpratęs žaisti. Va, tai pabaigiant tada šitą klausimą, tikrai nėra laiko švaistymas žaidimas, nes tikrai daug duoda vaikam ir paskui ir suaugusiam idėjų, įgūdžių iš paprasto žaidimo. Ačiū labai. Tai viduramžiais pedagogai, mokydami lotynų kalbos ir matematikos, pasiteikdavo į pagalbą šachmatus ir stalo žaidimą, kuris vadinasi backgammonas. O kaip šiais laikais, kiek šachmatais ar kitais žaidimais galima išmokti per žaidimus? Tikrai daug, tai galbūt sakyčiau pradiniai pakopai, pradinėse klasėse matematikos galima mokytis per žaidimus, per ritmus, per judesį ir tikrai galima išmokti papildyti matematikos mokymą žaidimais ir tikrai yra naudinga tai daryti, vaikus daugiau įtraukia, daugiau jie patys kažką daro, ne tik sėdi ir klauso ten tų mokytojų, ką jie papasakos, tai žaidimu galima mokyti. Aišku, vyresnėse klasėse, kur aš daugiausiai mokau, tai jau žaidimas sunkiai yra suderinamas su mokslu, su matematikos mokslu, galbūt jisai tik tai šiek tiek leidžia atsipūsti, kad ten per tą pačią pamoką, jeigu kažkokios ten sunkios temos, tai galima kartais padaryti pertraukėlę, labai mažą kokį nors žaidimuką tokį padaryti ir toliau tęsti pamoką, šiek tiek jau atsipūtus, o ne tiesiog ten išsitraukti telefoną, paskrolint ar kažką tokio. Tai François Rabelais romane Gargantua skaitome, kad auklėjant veikėją milžiną minima žaidimų svarba. Jų jis mokėsis net 215, tai ar tiek pats žaidimas svarbus auklėjant jauną žmogų ir šiais laikais? Tikrai pritariu, tikrai yra labai svarbu mokyti jauną žmogų žaidimais. Tai, kaip minėjau, pradėjau lankyti Botmerio kursus šiais metais ir prieš tai iš tikrųjų jau galvojau, kad žaidimas tikrai padeda ir tikrai lavina daug daugiau negu atrodo vaikus, o Botmeris tai tik patvirtina ir dar labiau atskleidžia šitą mano mąstymą, kad tam tikri žaidimai yra skirti tam tikram amžiui ir mes pasitelkdami žaidimą galim išmokyti vaikus tai, ką jie ir taip turėtų mokytis, bet įvesdami juos per žaidimo prizmę, tai yra, kad jiem linksmiau, jiem įdomiau tai daryti. Ta pati pusiausvyra, pavyzdžiui, kai vaikai mokosi eiti buomu, tai paskui yra tyrimai atlikti, kad netgi lygtis yra vaikam lengviau spręsti tie, kurie geriau vaikšto buomu, kurie laiko geriau pusiausvyrą. Nes supratę, kad pusiausvyra yra toks kaip dalykas pusiausvyra, tai ir į lygtis žiūri, kad viskas būtų tvarkoj ir vienoje ar kitoje pusėje, tik tada galim ten eiti tolyn. Tai išgirdus jūsų šios atsakymus, iškilo klausimas, tai kokie yra pagrindiniai pedagoginių žaidimų privalumai, palyginant su tradiciniais mokymo metodais? Tai pirmiausiai norėčiau paminėti paprastą privalumą, kad daug labiau įsitraukia vaikai, jeigu duodi žaisti, tai jie iš karto kažkaip sujuda
jų akis užsižiebia ir jie nori tą kažkokią tai veiklą daryti, vietoj to, kad ten sėdėti ar klausyti, ar ten rašyti. Tai pirmiausia yra tas įsitraukimas paties vaiko į šią veiklą. Antras dalykas, kuris padeda mokyti, tai yra, kad žaidimas dažniausiai nėra orientuotas tik į vieną kažkokį tai įgūdį. Tai yra, kad kai mokai dalyko, tai dažnai būna, kad nori išmokyti vieno ar kito ten apibrėžimo, ar kažkokios tai taisyklės ar kažko, o žaidimas labiau orientuotas į platesnę prasme. Ir tada po žaidimo mokytojas gali tiesiog papasakot vaikam arba žaisti tol, kol vaikai supranta. Bet kuriuo atveju, grįžtant prie pirmos idėjos, kad vaikai tiesiog geriau įsitraukia ir tikrai perima tą visą ten temą ar kažkokią tai idėją žaidžiant. Kokie gali būti pedagoginių žaidimų trūkumai? Ar per didelis dėmesys žaidimams gali sumažinti ritmo mokymosi efektyvumą? Pedagoginių žaidimų trūkumas gali būti tik tas, kad mokytojas ar specialistas, kuris ten žaidžia, gali pats labai įsitraukti ne į žaidimą, bet į tą idėją, kurią jis nori perteikti. Tada žaidimas gali būti toks labai priverstinis ir kažkaip labai į konkrečią temą suorientuotas. Ir toks gali, manau, būti trūkumas, kai perspaudžia mokytojai, norėdami kažkokią tai temą įteikti, tiesiog labai prispaudžia vaikus ir sako, bus taip, o ne kitaip, ir tada to žaidimo tokia nelieka. Tai aš manyčiau, kad šito nereikia kažkaip tai perspausti ir reiktų palikti vis tiek žaidimą. Jeigu vaikam vis tiek iki galo nėra aišku, kaip tuo žaidimu mokytojas nori perteikti norimą informaciją, tai aš sakyčiau, reiktų žaisti arba kelis kartus, arba kas labai gerai veikia dar po žaidimo yra aptarimas. Tiesiog kai pasidalini, ką išmokai, ko neišmokai, ką norėtum daryti, ko nenorėtum daryti kitą kartą žaidžiant. Ir per tą aptarimą galima tikrai privesti prie atsakymo, kurio mokytojas ir ieško vaikuose, arba tai, ką norėtų išgirsti iš vaikų ir per tą aptarimą. Per patį žaidimą tai tikrai neapsimoka spausti vaikų, kad jie tikrai išžaistų į tai, ką mokytojas nori išmokti, nes šiaip kartais žaidimas nuveda nebūtinai ten, kur nori, bet vis tiek tai nėra blogai, vis tiek jisai nuveda į kažkokį gerą rezultatą. Labai pritariu iš tiesų jūsų atsakymui. Dabar pakalbėkime apie kitus dalykus. Tai ta pačia tema, daugelį įvairių laikotarpių lietuvių literatūros kūrinių minimi žaidimai. Tarkim, Šatrijos raganos apysakoje Sename dvare pasakojama, kaip per vestuves pabroliai ir pamergės žaidė aktyvų žaidimo poromis. Kaip manote, kodėl autoriams svarbu kūriniuose minėti tradicinius lietuvių liaudies žaidimus, kokią funkciją jie atliko? Kartais vien žaidimo įvedimas į istoriją, tai prideda tokio lengvumo, tokio kažkokio tai gerumo į tą istoriją ir šitas gali būti aspektas. Gali būti, kad tai susiję su istorija ir ten tame žaidime kas nors įvyksta. Dar toks įdomus pamąstymas iš mano pusės, kad tiesiog žaidimų dokumentavimas, nes kartais būna, kad žaidimai nėra užrašyti kažkur, arba ten kaip liaudies dainos dabar yra labai aktyviai renkamos, nes ten įvairiuose regionuose jas dainuodavo, bet niekas neturėjo jokių įrašų ir jos po truputį nyksta ir dabar labai aktyviai yra renkamos dainos įvairios, tai su žaidimais gali būti irgi, kad po kažkiek laiko mes prarasim daugelį žaidimų, kuriuos žaisdavo, arba vestuvių žaidimai, kur tikrai dabar vakarų įtaka yra labai didelė ir mes prarandam tuos lietuviškus kažkokius senuosius žaidimus. Aš, pavyzdžiui, net nežinau, ar žinau bent vieną lietuvišką vestuvių žaidimą. O funkcija žaidimo, tai ten per vestuves ar ne per vestuves, tai kartais žaidimo funkcija yra tiesiog socializuoti
arba kad lengviau būtų socializuotis nežinomai aplinkoje arba ten, kur daug nepažįstamų, nes vestuvės dažniausiai būna viena iš vietų, kur tikrai daug yra nepažįstamų žmonių ir žaidimas leidžia tiesiog priartėti vieni prie kitų, nes tiesiog paėmus kažkokį lengvą, nesudėtingą žaidimą, visiems kartu pažaisti, tai jau tave priverčia įsigilinti šiek tiek į taisyklės ir tada kažkaip bendrai ar komandai, ar ne komandai, ten kažkokias užduotis atlikti ir tai tave priverčia bendrauti vieni su kitais. Po to yra kažkokia tai pokalbio tema, kurią tu gali vystyti į kitą pusę ar kažkur kitur, bet pradėti vis tiek gali, kad per žaidimą tai mes galėjom kitaip daryti, arba šitą gal galėjom ir nedaryti, ir tai suartina, manau, žmonės. Pakalbėjome apie socializaciją, tai gal sekantis klausimas būtų, jūs kaip žaidimai jūsų manymu padeda lavinti socialinius įgūdžius? Beveik visi žaidimai tikrai lavina socialinius įgūdžius dėl to, kad tu negali vienas pats savo žaisti. Ten, jeigu komandiniai žaidimai, vis tiek tu turi bendradarbiauti, tu turi kalbėtis vieni su kitais. Kiti žaidimai, kur ten, sakykime, kiekvienas už save būna, tai vis tiek tu turi kažkaip ar daryti mažas komandas, kad ten ilgiau išsilaikyti, ar dar kažkokius tai strateginius dalykus daryti su kitais žaidėjais, tai neišvengiamai tu turi bendrauti, o gerinti įgūdžius dažniausiai reikia atliekant tą įgūdį. Tai socialiniai įgūdžiai lavėja, kai bendrauji su kitais. Dėkui. Tai sekantis klausimas yra Silicio slėnyje, kur veikia Google, Apple, Yahoo, eBay'us ir kitos informacinių technologijų naujovės, kuriančios įmonės, nemažai yra vaikų vedančios į čia įsikūrusią Waldorf School of Peninsula, kurie neįsinaudojama informacinėmis technologijomis. Kaip manote, kodėl tie žmonės vaikus atriboja nuo technologijų? Taip pajuokaujant, galima sakyti, kad jie žino, kokią žalą daro žmonėm visas technologijos. O gal ir čia nejuokaujant, čia gal ir liūdna. Šitą klausimą išgirdus, tai man kyla tokia mintis. Anksčiau buvo reklama Nokia Connecting People. Tai taip, tas veikia, jeigu tu esi toli, jeigu žmogus yra toli vienas nuo kito. Bet jeigu būry žmonių sėdi vienam kambarį ir visi sėdi ten kompiuteryje, planšetėje, telefone, tai jau tas Connecting People dingsta kažkur ir gaunasi atvirkščias rezultatas. Ir tikrai manau, kad informacinių prietaisų, tai realiai tie išmanus telefonai, visokie kompiuteriai ir panašiai, atitolina žmonės, jeigu jie yra šalia. Jeigu jie yra šalia ir naudojasi visokiom ten technologijom, tai jie nesuartina žmonių, o kaip tik atitolina. Ir tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl tie Silicio slėnyje dirbantys žmonės nori vaikus vis dėlto leisti į tokią aplinką, kad jie išmoktų bendrauti, bendradarbiauti, kad jie išmoktų išgyventi, sakykime, be tų technologijų. Ir galų gale yra daug tyrimų padaryta, kad technologijos per daug naudojamos, tai tikrai daro didesnę žalą, negu atneša naudą. Tai reikia tiesiog žinot, kada pasakyti stop. Ar mokymasis yra efektyvesnis, kai tu mokaisi per žaidimą, kai tu veiki, darai kažką? Ar mokymasis yra, kai tu gali sėdėti klasėje ir mokytis apie medžius, ar gali eiti į mišką ir ten gyvai mokytis? Kuris yra efektyvesnis būdas pagal jūs? Tai visko, kas per daug, tas nesveika, sakyčiau. Visą laiką reikia ieškoti to menamo aukso viduriuko, kurio turbūt niekada nerasim. Iš matematikos pusės irgi ten yra tokia konstanta, kurios visi ieško, bet niekada neranda. Būtų labai patogu ją rasti, bet gyvenimas yra toks, kad aukso viduriuko vis dėlto nėra. Bet tai nereiškia, kad nereikia siekti. Tai, žodžiu, nėra nei vienas, nei kitas būdas geresnis. Tiesiog reikia žinot,
kada, kurį naudoti ir tikrai kartais yra geriau išeiti į lauką ir mokytis medžius, žiūrint į jų lapus ir liečiant ir ten bandant juos suplėšyti, pasižiūrėti, ar stiprus lapas ar ne, vietoj to, kad sėdi ir skaitai, kad to medžio lapas stiprus, o to nestiprus. Ir visiškai kitas efektas yra, kai tu nueini ir pasižiūri. Bet ne viską galima paliesti, pačiupinėti. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad tikrai labai sunku per žaidimą mokyti ten kokiu nors išvestinių ar trigonometrinių funkcijų. Tai yra ribos žaidimam, arba žmogaus ribas, kurie dar nesugalvoja žaidimų, kad išmokti trigonometrinių funkcijų. Tai, žodžiu, tam tikrų dalykų galima išmokti per žaidimus, o tam tikrų reikia mokytis suole. Sekantis klausimas yra, kad romane Lygiosios trunka akimirką komendantas Šiogeris žaidžia su žydų tautybės pagrindiniu veikėju Izaoku Lipmanu iš geto vaikų arba savo gyvybės. Jei jis laimės, mirs geto vaikai. Jei pralaimės, mirs jis, o geto vaikai liks gyvi. Pralaimėdamas ir pasmerkdamas save mirčiai, jis laimi morališkai. Kaip manote, kiek svarbu šiandienėme konkurencingame pasaulyje nepasiduoti pergalės, bet nemoralinės bet kokia kaina siekiai? Aš šiek tiek grįžčiau į pačią pradžią, kai kalbėjom apie sportą ir kad tai yra darbas, tai praplėščiau dar, tai sportas yra labai susijęs su ta konkurencija. Ir galų gale ta konkurencija tampa nebesveika ir tie moraliniai įsitikinimai kažkur prapuola ir gaunasi tai, kad tu bet kokią kainą sieki to savo tikslo ir kartais net nesusimastai tuo momentu, ką tu iš tikrųjų padarai, ką tu paaukoji dėl to savo tikslo, paskui kartais atsigrėži atgal ir žiūri, kad gal nereikėjo taip daryti, gal čia aš persistengiau ir panašiai. Tai tikrai labai blogai yra, jeigu pameti savo moralinius įsitikinimus vien dėl žaidimo, kai kurie sugeba ir stalo žaidimus paversti kažkokiais pykčiais. Visi žinom ne stalo žaidimo Monopolį, kuris jau ilgą laiką pykdo žmonės, o ne kažkaip juos apjungia. Bet man, pavyzdžiui, ir žaidžiančiam, ir žinančiam apie sportą frisbee, tai šitas pavyzdys labai patinka, kad frisbee šiaip nėra senas sportas, bet jo, gal sakyčiau, didžiausias išskirtinumas, kad jisai neturi teisėjų. Teisėjas yra kiekvienas iš komandos narių ir įvykus kažkokiam tai konfliktui ar ten kažkokiai neaiškiai situacijai, tai kiekvienas žaidėjas gali prisidėti prie sprendimo ir bendrai priimti, ką toliau darom. Ar čia bauda, ar čia ne bauda, ar čia užribis, ar čia ne užribis. Ir tai, kas matė, tikrai gali pasakyti, nereikia ten nei teisėjų, nei ten 20 kamerų, kurios ten seka, tiesiog visi kartu susirenka, pasako, kad čia šitaip darom ir žaidžia toliau. Ir tas moralinis įsitikinimas, jisai niekur nedingsta, nes tu tiesiog vis išlieki žmogum ir aišku, nesu dalyvavęs ten pasaulinio lygio šitose varžybose, bet ten vis tiek išlieka, kad nėra teisėjo. Kamerų atsiranda, aišku, bet teisėjai yra patys žaidėjai ir jie nusprendžia, kaip būna. Ir tikrai būna situacijų, kad tas, kuris ten prasižengia, pats pasisako, kad taip, blogai padariau, tikrai čia bauda ir žaidžiam toliau, o ne ten pykstasi, kad jokios čia baudos nebuvo, čia viskas mano naudai ir taip toliau. Kur šiandieniniam sporte dažniausiai per tą tokį trūks plyš nueinama į tamsias vietas. Pakalbėjome apie komandinius žaidimus, individualius, pakalbėjome apie moralę žaidimuose, bet pakalbėkime ir apie psichiką. Kaip žaidimai gali būti naudingi psichiniai sveikatai? Ar jie gali būti ne tik pramoga, bet ir terapija? Ir man čia klausimas iškart kyla jums, jeigu jūs žaidimą naudojat kaip terapiją kažkokį, tai kokį žaidimą naudojat? Tai sakyčiau, kad žaidimas
pats kaip žaidimas tai tikrai gali būti terapija ir būdas atsipalaiduoti, jeigu tu nepamiršti, kad žaidi. Tai mano būdas atsipalaiduoti yra toks labiau fizinis, tai žaidžiu badmintoną, tikrai geras būdas priversti savo raumenis pajudėti ir kažkiek tai pasistengti, užsimiršti bėdas visokias ir tiesiog fiziškai nualinti kūną, kad jisai vėl atsigautų su naujom jėgom. O kitas būdas yra stalo žaidimai, tai tikrai daug žaidžiu ir nemažai turiu, tai žodžiu, tikrai yra būdas pailsėti ar ten atsigauti, bet reikia nepamiršti, kad tu žaidi žaidimą, o ne ten kažkokį gyvenimą, kur laimėjimas ar pralaimėjimas reiškia mirtį ar ten gyvenimą. Ir toks požiūris, man atrodo, daug labiau išlaisvina ir tada tu gali tikrai pažaisti, o ne ateiti, ten susipykti su kitais žaidėjais ir išeiti visas piktas, kur turbūt suveikia atvirkščiai, negu tavo buvo intencija. Tai man kažkaip visą laiką patinka tiek stalo žaidimuose ar ten kažkokiuose aktyviuose žaidimuose žaisti, o ne stengtis ten trūks plyš laimėti, kad ten įrodyti kažkokią tai tiesą, kad aš stipriausias ir visoks geriausias, bet tiesiog pažaisti ir kad, kartais ten pažiūri, kad ir visi pažaistų, kad visi galėtų gauti progą ten kažką padaryti ir prisidėti prie to viso žaidimo. Tai aš pritariu šitam teiginiu, kad žaidžiant, jeigu tu nepameti savo moralės įsitikinimų ar ten kažkokių tai kitų įsitikinimų ir nesistengi laimėti ir būti pirmas, tiesiog galima pažaisti. Tarp kitko, labai daug žaidimų yra, kur nėra laimėtojo ir tokie žaidimai tikrai padeda suprasti, kad nelaimėjimai yra viso žaidimo tikslas. Tai va. Tai vienu žodžiu, žaidžiant tiek individualius, tiek komandinius ar internetinius ar tiek stalo žaidimus, reikia nepamiršti, kad žaidžiame, kad pažaistų, o ne kad laimėtų. Tai ačiū. Tiek šiandien iš mūsų. Ačiū matematikos mokytojui Tomui iš Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos. Ačiū Jums. Dėkui. Bye.